Pacientui pageidaujančiam atstatyti visus ar beveik visus netektus dantis protezo ant implantų paskiriama konsultacija. Konsultacijos metu atliekama panoraminė rentgenograma arba 3D kompiuterinė tomograma, iš kurios įvertinam kaulo situaciją, gretimų dantų būklę. Taip pat išsiaiškinami paciento norai, lūkesčiai, galimybės. Atlikus išsamią dantų apžiūrą, sudaromas detalus gydymo planas. Paaiškinami pacientui finansai, gydymo eiga, gydymo ypatybės, galimos alternatyvos ir paskiriami vizitai. Antras vizitas planuojamas pas patyrusį burnos chirurgą Mantą Kubilių, kuris atlieka implantaciją. Operacijos pabaigoje yra nuimamas atspaudas nuo ką tik įsuktų implantų individualaus protezo gamybai. Sekančią dieną atliekamas atspaudo patikrinimas, taip pat su pacientu nustatoma būsimų dantų spalva, forma, dydis, sąkandis bei nustatomi visi estetiškos šypsenos reikalavimai bei pažymimi parametrai. Ketvirtojo vizito metu pirma galimybė pacientui pamatyti būsimą šypseną. Matuojami vaške sustatyti dantis. Įvertiname su pacientu tinkamą, netinkamą dantų formą, koks dydis, koks sąkandis, ar pacientas patenkintas rezultatu, ar mums yra tinkama funkciškai kramtymo visa sistema, ar harmoniška ir estetiška šypsena. Šiame etape galime atlikti visas reikiamas korekcijas, pataisome net milimetro dalis, siekdami harmoniškos, estetiškos ir funkciškos šypsenos. Paskutinio vizito metu pritvirtiname pagamintus dantų protezus prie implantų, pamokome pacientą individualios burnos higienos ir paaiškinamas režimas bei priežiūra. Kadangi visi gydymo etapai yra atliekami taikant nuskausminimą, pacientai nejaučia kažkokio diskomforto, skausmo, nemalonių pojūčių. Taip pat taikant šį gydymo protokolą, gaminant dantis per 48 valandas, sugebame efektyviai ir greitai pacientams atkurti visavertį kramtymą, sukurti estetišką bei harmonišką šypseną bei pacientus sugrąžinti į visavertį gyvenimą.